Jie pagavo vilką, uždarė jį ir jie apstojo jį visi ratu. Ir tada liepė jam šokti. Jie juokėsi ir keršijo vilkui. Kas jiems, kad vilkas nemoka šokti? Kas? Šok, vilke, rėkė jie. O jis dairės vidury. Jis neturėjo pasirinkimo, jis buvo jų belaisvis, jis turėjo paklusti. Ir jie vis šaukė. O jis stovėjo ir atkakliai žiūrėjo į juos. Jis žibėjo piktai akimis. Kas mane privers šokti? Bet tada jų kumščiai pradėjo kristi jam ant nugaros. Jie mušė jį pagaliais. Jie mušė vilką ir tada savo neviltį jis jautė, kaip jo kojos ima judėti ir šokti ir suktis ratu. Jis ėmė eiti ir suktis, jis sukos ir bėgo ratu ir tai buvo neviltis. Tai buvo šokio pradžia. Jis nenorėjo, jis nekentė jų. Tai ne aš, tai mano kojos tik, tai tik mano kojos šoka. Unkštė jis. Bet kas girdėjo? Kas supras? Vilką. Ir jis norėjo tik stovėti ir su panika žiūrėti juos, bet jis jautė, kad jo kojos jo neklauso. Ir jis sukos ratu. Kirčiai buvo kaip baugi grėsmė ir jo šoko. Nors jis nenorėjo. Jis nenorėjo šokti. Vilkas šoka, rėkė jie. Ir žmonės grūdosi aplinkui ir visi norėjo matyti, kaip vilkas šoka. Jis šoko ir vis šoko ir smūgiai krito ant jo. Ir kai jis jau manė, kad jie jį pamiršo, jis jautė ant savo nugaros vėl kitą ir dar kitą kirtį. Jis nenorėjo. Jis galėjo taip atsigulti ir leistis mušamas. Jis buvo drąsus vilkas, bet jo kojos buvo bailios. Jis žinojo, kad jos yra bailios ir kad jis nemoka šokti, bet jis šoko. Kam versti vilką šokti? Kam? Ar jis yra šokėjas? Kokios jo kojos? Kas supras, jei vilkas sakys, kad jam sunku? Kas galėtų supras, kad vilkui gali būti sunku? Jis yra vilkas. Jis yra plėšikas. Šok, vilke. Šok savo laisvės šokį. Koks šokėjas iš vilko? Koks šokėjas? Tu nemoki šokti, vilke. Tu nemoki, tu neišmokai, nei giria, nei sniege tu neišmokai. Ir tavo kojos nedailios giriose augia. Šok, vilke. Kas yra jie? Kas jie? Kas aš? Kas yra vilkas? Kur yra vilko pradžia? Kur vilkas prasideda? Kur vilkas pasibaigia? Kas esu aš? Kas yra jie? Jie buvo ruja. Jie buvo vilkas ir kas jis buvo, jis jau nebežinojo. Jis dabar buvo kažkas, ko jis jau nebežinojo ir jis jautė, kad daugiau niekados tu nežinos. Tai buvo paskutinis jo klausimas. Klausimas, kurį jis jautė kaip paskutinį jo klausimą. Kas esu aš? Kas yra jie? Šok, vilke. Šok! Bet jis jau jų nebegirdėjo. Jis gulėjo vilkas ir šokis buvo pasibaigęs. Ir jie dar trypė aplinkui, šaukė. Bet jis buvo laisvas. Jis buvo laisvas ir jie to niekados nežinos. Jie niekados nežinos, kad vilkas visados buvo laisvas. Ir tai tik jo kojos jam šoko. Ne vilkas, girių žvėris, vilkas. Ir kojos nebuvo vilkas. Vilkas buvo giliai. Vilkas buvo giliai, nors jis nežinojo, kas yra vilkas. Kas yra vilkas?
kas yra jie, kas yra vilkas.